Dabar čia mes per vienu punktų talčių kaimės, viską čia būtų įdėti. Vaivinti tas kur buvo, bet tai einam dabar ten, kitos vietos. Matai? Čia paguldyti buvo ją. Lygiai prieš 50 dėdau ten prie senosios vaistinės. O tai toks skirtumas. Iki 46 dėdau prie vaistinės nušautuos. Nuo 47 jau, kuomet buvau čia kontrazvierkis įkūręs atsigyvenę, kad abiejai galės stebėti, tai paguldyti buvau čia. Bet kitus dar norėjau įsikerti. Aš čia su vietiniu gyventų, prašau, ne čia guldi, anam jėpkė ten už to namą. Ten buvo, aš ir delgas žiūrėjau. Žiūrėjau, bet 47 birželio 13, lygiai prieš 50 metų, tai 5 vyrai buvo paguldyti čia. buvo kitus, aš žinau kur. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Sveikime, Česlovas. Labas. Žmogus švelniai ne, jau policija buvo. Policija jau buvo, jo. Žiūrėjom kažką ten dviratį apžiūrinėję, bet nieko. Oje, pirmuodį kaip įspėt, būčiau nusijuoktas. Nereikia juoktis. Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kuriai gyvename kūne, esame svetur toli nuo viešpaties. Mes čia gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. Vis dėlto
nes gerai nusiteikę ir pasiruošę apleisti kūno būstinę ir eiti pas viešpatį. 289 metų įteisinta ir visuotinai švenčiama bažnyčioje vyksta specialios pamaldos, užtremtyje žuvusius pasipriešinimo kovose galvas padėjusius dėl tėvynės laisvę. Už svetur išblaškytus tautiečius šiandieną rengiami gedulo mitingai, minėjimai, prie įstaigų namų iškeliamus gedulo paskelės paskydamas Lietuvos istorijos. Žmonių veiduose skausmas, ašaros, prisiminus savuosius žiauriai. Gyvuliniuose vagonus ištempus Sibiro ledynus, ten pasmerktus nepakeliamoms kančioms, pažeminimams, paniekinimams ir patyčiams. Ir Marija stato vien už tai, kad buvo dori žemdirbiai, mokytojai, tarnautojai, moksleiviai, studentai, kariškiai ar šauliai, kad savo tėvynę gydytų. Visagalis ir gailestingasis Dieve, visų tautų Tėve ir Valdove, globok mūsų tėvynę Lietuvą, saugok jos laisvę ir nepriklausomybę, kad Tavo globojama Lietuva gyventų laisvai ir laiminga Tavo garbei ir savo tautos geroviai. O žuvusiųjų už laisvę Lietuvos laisvę sielas priglaus dangaus karalystėje. Marija, globok krauju ir ašaromis, pasiaukojimų pasiryžimais ir meilė išpuoštą Lietuvos žemę. Marija, sužadink mūsų krūtinėje milžinų galią, išlaikyk skaisčią tautos dvasią, kurią mūsų bočiai per amžius sugdė. Marija, apšviesk klystančius, gelbėk mirusius karžygius, leis prisikelti mūsų šventai Lietuvai, kad kitų tautų tarpe šviestų spindėtų kaip šviesi žvaigždė ir garbintų Tavo sūnaus begalinį gailestingumą ir meilę. Viešpats su Tavimi, tu pagirta per moterų ir pagirtas Tavo sūnus Jėzus. Nusidėkelius, dabar ir mūsų mirties valanda. Ir žodis Tavo
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, pagirta tarp moterų ir pagirta savo sūnus Jėzus. Dabar turit skirtas gėles čia, prašom padėti. Dabar savo gėles dėsime Tai prie kas kryžiaus. skirit čia, kas ten, vis po biškį padalinti. Ši gėlė reikia, ten reikia padėti. Dabar kas nori dar nusipaveiksluoti, galiu nupaveiksluoti. O Dar tau prireiks labai neįs. nu, tai tau ne, tą vieną galiu va savo seserį ir brolį. Aš jau net nieko nepažįstu. Ne, tai kita. Pusbroliai. Dabar važiuosim prie savo Prieš valandą atsisveikino su mūsų 5 žuvusiais broliais. Paskui važiuosim prie kryžius, Staselinės ką nors papasakos. Ačiū. Mums atvežė Bet mes ir tu tą pačią nupadėjai. Man nupaiko taip su pusė serieras, ant nenori. A bliksnio kodėl nebuvo? Nėra šitie paukščiuk nežinau. Ką? Vėlimas nėra labai. Pati geriausia, kuri mane slaugė, sergant Telšių ligoniniai, tai 47 metais, visą vasario mėnesį. Ačiū. Gerai, July, tu dabar turi laiką, valandą maždaug, gal ilgiau mes užtruksim, ten tvarkysim tus kapelius jo, ir paskiau grįždame, štai pasijims, eisim papietauti ir pašnekėti. Jo apledėjimų. Ir apie mūsų kryžių taip pat visi mes pintai. Kad atvažiavom pavasarį laikį, visas kaunelis vilnius. Tam laidus nutraukė. Kur toliau, pas Vilkelį. O važiuos aš ten, į kiemą.
Nu vieną suvalgau, gal pasisėmė. Dar šešias lapiuką. 8, 12 net yra. Ko neturim šitų? A neturim namie? Ne, nors turi. Parvažiuojant tam. Nu jau nušienausim, kad žuolis labai nesutryptų čia. Sargilė, žodžiu, taip jau radės čia. Nebe. Parvažiavo, sakau, kad Un tot bem peņu bamba jau. Abandam. Ir tik paskui vieną kažkur žykelį radau mašinai. Ir matai, kaip patys atprašiau. Puldi vis tą mūsų žalį foną. Čia nuo lietėjimo to? Kur už kilometrą? Ruduo buvo sunku be pažinti. Pripat kelį. Keli lapeliai buvo. Pripat kelį. Čia tikras sąžinė. O, aš čia buvau pravarpęs ir susmaiks keliolika gilių. Ir ten antroj. Ojei. Nematyti. Būdas tokį pasinėjai. Gal čia kalba. Čia į tą tą. Nėra labai Ne. Yka žolai. Mūsų šitie broliai buvo Aš atvažiavau tom kalnų nei gyvos bandas žolai. Koks čia? Nebūtina. Tikra, Medinius pamiklus tai medinės, tai yra metalinės konstrukcijos ir nuo žemės tarpas lieka. Įbetonuosim dar. Jo, tada pusę. Evelina, eikite. Ateikit čia. Vaikai nesuvėkite. Bet nežinau, kodėl ant sėdžių pionieriai neaplanko šito kryžiaus. Pionierių nebėra jau. Bet prakaitas Bėg, tai čia. Įstovint bėg. Būt nesipok, panašiai keliuko. Are extra. Vėl krūmus nelės, reikia palėčiau, Tokį telefoną, davė telefoną, jis labai apsidžiaugė, bet sako, pas mane kiekvieną dieną. O tokios progos netai dabar. Eisim turbūt ten. Ja. Brangieji, ačiū, kad jūs esat čia, kad jūs atvykot. Dabar turbūt paskiau grįšim čia dar pasimelsim, kapelius baigt tvarkyt. Dabar eisim į tą konkrečią žuvim, kaip jūs žinot, tai nėra konkreti žuvimo vieta. Čia ir kaip simbolis pastatyti kryžius, kadangi ten nebuvo sąlygų pastatyti, tai kryžius pastatėm vidury to kalno. Ir dabar nueisim į tą stebuklingą slėnį. Neduok Dieve plaistytą mūsų brolių krauju ir ponį Staselį Vilkienį. Ir brolėlis, tai apalinarėlis einant. Naras dalyvė, o fainas jau.
Tas brolis Apolinaras yra gyvasis liudininkas. Kaip vaikai iš kur Jo, žino. jis vienintelis girdėjo šūvius, supranti? Girdėjo šūvius. Einam, visi dabar einam su manim ten prie šito kelmo. Vot Staselė ir Apolinarėlis papasakos, ką jie matė sekančią dieną po mūsų brolių nužudymą. O Strepalis ir Bubelis kartu. Žudymai vieta. Kaip vyko tos paieškus? Čia paieškus vyko, aš ieškojau, pradėjau 88 metais jie ieškoti šito. O man pranešimas buvo toks, čia ir mano brolis Norkus Stasys ir kiti, paskiau kaip išsiaiškino visą grupį mūsų artimųjų. Aš jau būdams Klaipėdos kalėjime gavau vienos ryšininkės Vladus Ambrazaitytis mažą siuntinėlį, duonos riekutėje buvo įmontuotas popieriaus, rūkomo popieriaus lapelis, ten užrašyta jo. Jį man norėjo pranešti, kur žuvo man brolis. Jos slapyvardis buvo Darius Norkus Stasys. Darius su savo draugais žuvo netoli Alsėdžių kalne. Viskas, va tokia buvo informacija. Ir iš tą informaciją savo širdį įsinešiojau 40 metų. Kadangi nebuvo galim kalbėti, kai grįžau ir aš buvau vis laik stebimas kaip politinis kalinys ir partizanas, stebimas ir kontroliuojamas, niekur nebuvo galim, jau pradėjai kvėpuoti laisvis mūsų dvasia. 88 metais aš pradėjau ieškoti, pradėjau domėtis, kur tas kalnas netoli Alsėdžiuje. O čia artimųjų Apolinaro dėka, jis Apolinaras Vilkas, žmogus gyvenantis prie tos sodybas, tą rytą, kuomet čia vyko ta didžiulė tragedija, reiškia jis ėjo pro šalį. Paskiau tai visas kaimas buvo suimtas, tuo momentu tai buvo birželio 13 ir 50 metų ir viena diena. Ir aš porą metų paieškojau, nieks man nepadeda, nesiseka man nustatyti tos kalnas ir bet to. Ir visi vietiniai gyventojai pasako, kad buvo didžiulė eglė. Po tą didžiulę eglį buvo užmušti Norkus Stasys, Bubelis, buvo užmuštas ir Ronkauskas. 3 vot po šitą eglę. 2 buvo kita tokia maža egla, beveik palaukiai, tai buvo Sriubalius vadas ir Gailius, nesvarbu, čia istorija išaiškinti. Aš pasakoju, kokiu medžiagą aš turiu. Reiškia, po to sušaudėm, reiškia, nuo to garsto bėga, reiškia, slėnių. Jos, reiškia, buvo 4 kolkosvaidai statyti, visas kaimas buvo apsuptas iš vakaro ir jos nukovė toj pėlų. Iš kur aš tai žinau jo? Mano tardymo eigoje, 2 metus mane tardė, sėdėjau Klaipėdos kalėjime ir kas mėnesį vis veždavo į telšius ir vėl iš naujo tardydavo. Paskutinį jau 48 metais, baigiantis per 2 metų, jau buvo praėję metai po jo žūties, matyt, jiems reikėjo užbaigti tos grupės Alkos būrio tą brandulį. Ir jie buvo pasikvieti man nakties metu majoras vienas telšios, kur dabar valdyba policijos toj vietai, 2 aukšte ir buvo išdėstyti 12 nuotraukų didelių. 12-16, nespalvotai buvo. Ir aš visos tos nuotraukos, kadangi aš juos visus tos 5 vyrus pažinojau asmeniškai, tam tarpe jų brolių, ant visų nuotraukų aš turėjau parodyti, kas jie tokie yra. Vaizdas buvo toks, tie buvo, reiškia, sušaudyti per krūtines, po to eglę. Tų kūnai labai buvo sudarkyti, jų bijos įsivaizduoti, jeigu maždaug 10 minučių pylė jos iš 4 kulkosvaidžių, jie bėga per slėnį. Ir tai yra. Ir aš mačiau, reiškia, tie buvo baloj, tos nuotrauks man atminti regimoje, tie dokumentai į archyvą, kada nors jūs jaunesniai pamatysite jos. Tos nuotrauks tebėra rezistencijos archyve Vilniuje. Čia, reiškia, buvo medis, aš negalėjau nustatyti, koks tas medis. O kad paskui pradėjau iškoti, kaimynai sakau, buvo viena, visoje aplinkoje buvo vienintelis didžiulė eglė. Čia prieš 15 metų tas miškas buvo iškirstas, prieš man ieškant, kolūkiečiams išdalino į malkas, vien žodžiu. Ir liko tas kelmas, reikėjo atrasti tą kelmą. Sakau, po 2 metų aš nesisekė man, tada surado šitas stebuklas. Ona Bubelytė partizanė, mūsų štabo medicinos sesuo, kuri mane gydė, sergant štabe. Ji man per stebuklą atranda į mane per plungės ten sąjūdį pirmininkėje ir parašo man laišką. Ir tada mes su Unutės važiavom. Tai buvo aš vasaros laikų, kaip turėdavau savaitgalį, taip ir vaikščiodavau čia aplink.
Tai buvo balandžio mėnuo, nebuvo jokių lapuočių niek ir mes vaikštom su Onute po šitą mišką. Ir druk, Onutė eina, kažkoks turbūt intuicija, kaip moters, kaip sesers, kaip kalinės. Ji pamatė tą kelmą, aš jau pasakoju, mums reikia Onutė surasti kelmą. Ji pamatė tą kelmą, suklup ir pradėjo verkti. O tai yra šitas kelmas. Per stebuklą visi, matot, po 15 metų visi lapuočių kelmai supuvo, o kadangi tai yra eglė, jis išliko. Ir jis išliko kaip mūsų simbolis, va čia konkreti žuvimų vieta. Ačiū Diems dabar. Čia yra Staselė. Tu dabar, tai yra Stasė Vilkienė, mergautė pavardė. Bagdonaitė Stasė. Tu dar buvai nevedus. Bagdonaitė Stasė. Ryšiai. Dabar pirms klausim Staselė. Ar dažnai jie apsistodavo šitam miškelį? Ne taip dažnai. Visuomet be tavęs jie neapsistodavo. Miškelis nedidelis, ten didžiulis miškus apsistodavo. Mes tam Klenauskytį buvom, Staselį. Kalbėkit garsiau. Truputį garsiau. Mikrofoną reikėjo. Garsiau, kad būt girdėt, matai, tavo balsas bus įrašytas. Dabar gerai, tą nelemtą naktį prieš 50 metų, birželio 13 naktį. Užėjo pas jūs jie pasisakyti, kad jie dienos šičia, taip? Taip, kad, sako, lauksim pietų gal ką nors mums atnešta. Mes kažkaip miškį bijom, sako, būtlygų. Pranešta buvo, kad yra apsiaust. Nu, tai, sako, mums, gerai, sutikom, tai biškį pasikalbėjom ir išgirdom šūvis. Jie išėjo? Išėjo. Ne, jie tada buvo dar pas mus kambarį. Čia pradėjo šaudyti, išgirdom šūvis. Tada mamai dėk, sako, vyrai, sako, šauda čia netoli. Tai jie atsisveikint greit su mums ir išėjo išbėgo. Į kietą posėdėjo. Čia labai šaudė, jau supratom, kad čia dar mes įsigondom vis labai. Skaudu, paskui vakarą atėjom, čia pažiūrėti jau kartu. Dabar galit bent šiek tiek Staselį nušviest, kaip atrodė šitą vietojų po jų sekant dieną, kaip jūs atėjot pasižiūrėti į tą vietą. Atėjot su Klenauskyte. Labai daug kraujo buvo, tiesiog žemė raudonavo. Išdraskyti drabužę, autą, čia sukabinti, tos eglės šakos išlaidyti. Dar tokį rožančelį, tokį paveikslėlį. Radot. Čia šliūžės toks išvelgtas į tą ežį, kur nieks neštinos nanič. Taip, ne. Reiškia, pagal tai, kad buvo autą išmėtyt, sprendžiam, kad jie buvo išrengti čia pat vietoj. Jau batai. Pirmiausia, kas duomenų stribams batus išmauti. Buvo išrauti. Sakė, kad jie Alsydis jau parvež buvo išrengti. Atsiprašau, tada aš padarysiu mažą pauzę. Vat ir šitos nuotraukos buvo nuotraukų filmuota, reiškia, jau paveiksluota. Paėmimo vietoj, tai tebi buvo jie su tautiškom uniformom, su batais, su viskom. Antrą nuotrauką buvo rodom, kaip jos tempėjo iki kalno. Čia buvo pavaryti iš kaimynų padvadą, kad jos mašina stovėjo ten, kur dabar Veršių ferma. Toj vietoj Kariškas Studebekeris stovėjo, jos tada reikėjo visus atvežti ir tos išpjauti, ir pakrauti į tą Studebekerį. Tai reiškia, čia ir dar uniformai, į Studebekerį pakrauna dar uniformai, ten reiškia nuotrauks paveiksluoti taip, kad batų nebuvo matyti. A jau paskiau kitas epizodas, jau jie guli priešai. Reiškia, toj eglės liemenį buvo išpjautas kryžius buvo išpjautas. Kas jį išpjovė? Man pačios sako, Maryti, bet... Nu, tą Klenauskytę mes atėjom, man seseris atvė. Tai jums čia pažiūrėti išpjovė. Išpjovėt kryžiukai. Ir jūs čia... Bijojam. Taip, suprantam, bijojat, jo. Ir kas pamatys, pasakė šitaip jau kažkaip buvo, kad mums neišvežiau. Savojimus bėgom, kad... Tai įsivaizduokit, tai dar vienas stebuklas, kad jų neišvežė. Kaip jiems taip jau apsidžiaugi 5 lavons pasivežti, turbūt net neapgalvojus. Net neapgalvojus, taip. Dabar Apolinaras
jau Palinaras ir kalbėjo, dabar išekį vidų, kad tu gerai būt matyti. Kaip tu tą rytą supratai tą tragediją, tu ėjai iš kur? Čia pat iš kaimynų. Tai buvo... Buvo pareis. Jau buvai pareis namo? Buvo pareis. Tai buvo Švento Antano rytas. Они читали, мы apsiauti, pasirinks dokumentam sėdė planšėt, dokumentų paveiksliau, pasidėjęs paveikslus. Nu, dokumentą čia tu buvo matyti, tas kareis, pareis man. Vedą, Trenki tau vedą. Nepasakė, pasimunas сказал. Pasimunas сказал. Ir paskiau, kur tave araštavo, laikinai išvežė telšį. Ne, buvo, žadėjo, šaut padus, buvo nečekos. Man buvo dėvom žiedį, buvo nepareiškėlių, mes buvo pasutuvą vardurį, pareimom sritį. Tai studijavę du, jie pritijavo, statė, pasakė, medį buvo, numojanti medį. Taip, ačiū. Palau, tu jau man daugiau ten esi pasakojęs pirmą kartą jo. Dabar, Staselį, tu gal prisimeni, kas buvo pavaryti į tą pastotį, kaip anksčiau vadindavo, kas vežė tų slavonus, bet jų ne viena nebėra gyvų į tą. Vainauskaitė tą. Vainauskaitė čia pat sodybė yra. Jo. Anusa arklį paėmė. Vieni vežė tos tris, kitus du kitus vežė, ar neties? Nu, čia vežė. Valandau tą pačią. Vat ir mašiną privažiavo. Nu taip, mašin stovėjo ant kelių, mašin čia negalėjo privažiuoti. Negaliu pasakyti, gali liktus Vainauskas mašin davažiaut, buvau kels. Nu, nesvarbu, tų žmonių nebėra gyvųjų tarp. Kus brūl, šitą Polinar brūl. Čia dar... Čia dar apvert, pakalį važiaudant brikelį. Jo, tai šitas ir žinoma, nevygoja apverti, Vainauskaitė mušė labai, kad jis specialiai išveršus tų slavonus, reiškia. Arklys pasibaidė mašinos ir apverta tas vežimas vienkinkis ir lavonai iškriti į griovį, ją mušė, kad jie specialiai tai padarė. Bet jie jau mirus. Kuomet, kaip nekeist, kokį Dievo rykštę, aš tuomet pradėjau iškoti, jie visi tie žmonės gyvi matė tą tragediją dalyvavę, visi jau buvo mirę. Dabar, ačiū Jums už... Dabar paskutinis epizodas. Ir čia daugiausia apklaustų žmonių. Renku medžiagą. Nežinau, jeigu Dievas duos man sveikats užbaigti, pasirodys turbūt jo tremtinių archyvų kažkuriam eiliniam numerį apie šitą tragediją, apie visą aukos būrio branduolių nužudimą, kol kas ir renkama medžiaga. Reiškia buvo Žalimas, Valsidiškiai jį pažino. Taip, reiškia buvo, jis turėjo tada kapitono laipsnį, Žalimas vadovavo šitai operacijai, Alsėdžių tardymas skyriaus viršininkas. Spėjama, kad jie buvo įgirti čia ir prie fermos, prie kelių, prie ginklį. Ir jau nuo 47 metų jau buvo kontrasvetka naudoja tokį priemonį. Jeigu užeidavo pas žmogų, tą žmogų, reiškia, dalyką užvarbuodavo, duodavo degtinis užtaisyt su specialiais migdomaisiais, kažkuriam ten buvo buteliai su tam tikrų laikų tarpu, nuo 15 minučių iki pusvalandos, iki valandos, ne iki 2 valandų, kuomet reiškia užmėlyti. Vat ir spėjama, kad jie buvo šitoj girininkijoj, jie reiškia buvo jis buvo jų ryšininkas. Delps, taip, o tai Delps. Vakarą Muntiaus grajai, taip, nu tai buvo Antaninis jo. Kadangi ir žuvusiųjų, kaip matot, ir du Antanai. Va šitam kaime labai daug Antanų. Ant sukraudė rytą metą, mes kur jau katėjom. Žinau, ačiū, aš tai jau užbaigsiu. Ir reiškia, jie matyt atėjo iki tos vietos, čia nakvoti, ir jie buvo užmėgiai. Nu, čia dar klausimas, kodėl jie jos sušaudė mėgančius. Labai keista, netiesa. Juk jeigu jie užmėgdyti, galėjo jiems nuginkluoti laisvai ir jos, reiškia, jiems buvo naudingiau, ką nors sužinoti. Bet čia buvo ir jau dokumentai, tai čia buvo Žalimo darbas. Jam buvo leistas matyti pasitenkinimas toks,
už tą operaciją, jis žinojo, jis sekioja juos jau 3 metus, tą aukos būrį iš paskui juos, buvo apstatyti šnipais, kad juos sunaikinti. Reiškia ir dokumentai, kad jis pats asmeniškai juos be jokių ceremonijų jam nereikia iššaut, bet pasitenkinimui jis reiškia iš automatų gulinčius 3 nušot pats jo. Čia viena kaimynė liūdėjai, kuomet jis atbėgo, Staselį paskui pasakoja, jis atbėgo paskiau Žalimas pas jūs į namus, pasakyk, kaip jis atrodė Žalimas. Po to sušaudėm, maždaug po pusvalandį atbėgo jis pas jūs. Apibėgo paskiau visus kiemus, kuomet jau buvo sušaudyti, jis jau čia visus kitus areštavo. Nelabai dar nesupratot, šitai jau Kavaliauskis gyvent gret mūsų. Taip. Jie kiti galbūt, kad Kavaliauskis bėga. Iš kur išėjo, iš kur atbėgo. Tai aš matau, kad jie spėliuoja, už tai, kad buvo kaimas, buvo apsupti iš vakaro. Sargyvinę liniją nesuprat labai ten Lukiais Baris, Kavaliauskis, kur buvom. Mes visą buvom sakyti. Ja, iš kur išėjo pas jūs. Jie žinojo, kad sakyti, jeigu partizanai atėjo dienuoti kokį mažą kojelį, prasineštų, kad mes būsim čia, reiškia, arba pranešti apie pavojų, arba atnešti